kosmosą. Eisa. Tai va, labas rytas internete, 7:34. Reikia pravaryti motociklą, nes prasidės, nežinau kaip čia prasidės, bet turi prasidėti Riedučių ralis. Čia per visą tenai, per tą visą, kur varėme. Tai reikia pravaryti, o keltas 12 valandą. Tai dabar misija tik tai nuvaryti prie kelto ir grįžti. Sušlapti tikrai galiu pasakyti, nesušlapsiu, nes drabužiai dar pilnai neišdžiūvę, kelnės šiek tiek, bet orai tiek kalnuose ten kaip mėtė, vėtė, nežinau, man ten jau uraganą net panašu buvo. Opa, čia nedaug pavažiuot. Žada, kad nuo rytojaus jau bus fantastiški orai. Šiandien dar gali tekt pakentėti. Tai čia susikrovėm viskas ready. Netikiu, kad čia kažkokios lenktynės bus, nu bet gal atkeltų biškį. Čia nepralysiu. Ten kiti palikę, bandau pralysti, o kas man belieka. Nėra žmonių, tik tai pastatę. Ir palikę čia yra. Čia ir kažkas įvaręs ryte palikęs. Būtų geriau ten palikti, jaučiu. Excuse me, maybe you know where to leave? Pardon? Excuse me, maybe you know where to leave the bike? Where to place it, you mean? Where to park it? Yes. Because ferry it is 20 only, on 20. The ferry, 12 o'clock? Yes. Yeah. There will be some, I'm not sure, I'm one of those going with the ferry, but there will come some who is organizing this Yes. event, and they will tell us in half an hour or something. So better to wait. Do you have any reservation for the ferry? Yes. Yeah, okay. I think you should just wait here. I just wait, you say. Tai jo, pastačiau motociklą, nuspręsta, kad to aikštelį, keltas ten, o Riedučiai pasirodo kažkur 10 startuos ir jie per šitą visą kelią į kalną virš. Nežinau kaip jie ten su Riedučiais. Ok. Tai va, čia toksai eventas bus. Čia va vienas iš galimų apsistot gyvenviečių. Ten baras, čia kempingas, buvo mintis ateis palapinių, bet yra kaip yra. Oras taip, bet dabar lyg tai taisosi. Aš saulę gal pamatysiu, nes vakar tikrai nematėm per pilkumą. Šiek tiek lynoja dar, bet dabar jau tikrai tik tai šiek tiek. Žiauriai gražu, kokie kalnai. Kokie kriokliai, mato, ten bėga, ten. Ten krioklys. O aš su žmona, mes gyvenam tam namelį baltam. Ten kairiau, tai pamatysit. Čia tokia įdomu kaip ten dar kažkas yra toliau biški. Kažkoks namelis tikrai yra. O čia tiek ir tų namelių. Bet čia tokie orai jaučiu, dėl to taip neužimta tai baisiai. Nors žiūrėjau internete šitoje erdvėje buvo tik tai vienas likęs vakar namelis, kambarėlis laisvas. Nu, kempingo žemė, aišku, tuščia, tai bet kuriuo atveju galėtų bet kas statytis. Mes pirmąjį kempingą užsukom, gal ten nameliai stovi, gal tuos kažkokį tokį sikiaurai permirkę. Nors ir dabar darbužiai nesausi.
Tai sakė, dar turim vieną kambarį. Vieną. Tai va. Nežinau, ar čia marketingas, kad greičiau apsispręs, ar kaip. Bet atrodo, kad tikrai užimta visur. Mūsų tas kraštinis 7 lucky number. Tai kaip pasaka kažkokia tai. Va, rūgas. Neprasiskarvė ten debesys. O ten lyg tai jau gražiau. Jau visi nueina, va. Juda debesis tenai. Įdomu, aš čia kalbu su savim ar filmuoju kažką, tai pažiūrėsiu. O, sveiki. Filmuoju. Einam pasilabinti su žmona. Įdomu, kelintą tą kavinę atidaro. Ar kavos gal išgers. Ar ką. Čia Kriarg Lisabon. Čia tas akmuo yra. Pavertė meninį kūrinį kaip galvą. Ui, tas. Čia labai slidu, atsargiai. Ten slidu labai atsargiai. Nu, aš vos neįsidrėbiau. Pamokyt internetai. Pamosi internetai. Nespėjau. Mano greitis nelygus jos greičiui. Bet vis tiek jau važiuoja. Va, atplaukia. Ir kaip ten važiuoti, neaišku. Va, ruošia čia kitiem. Pajudėjome. Miestelio. Kanotas rytas. Bet mes laikomės puikiai, taip?
Priėjome prie vieno iš sustojimų kelto. Kai kas jau išsikėlė čia. Bet kur čia važiuos, tai aš galės supratimo neturiu. Roketas čia stovi. Šis veidrodėlis nuvyręs mano. Nuverstas, nieko nematau. Va, čia reikės. Visai pavargo, tad mes priėjome nuostabius amazing kardus, nes GoPro filmuot nesigauna, bet turim dar ir telefoną. Moment till mine om Rimsamlingen I har svårt gay Vesperbo. Kokią turim foto, pažiūrim? Su tavim, ne? Taip, šiuo metu. Šitokia, ten aišku žmogelį atsirado. Toliau, va, toliau. Tai va, žinokit, tikrai ganėtinai lankoma vieta. Žmonių nemažai. Va.
Vakardai ir mes. Čia va dešiniai pusėje va mes. Va. Tai va. Kaip matote, žmonių tikrai nemažai. Diena, džiugu, kad irgi pasisekė. Bent jau šiuo momentu nelyja. 太低的脸都看不出来，人太小了。 Tinė laivelė. Faina. O, girdi? Kažkas nesusijungia, pradžioj mes jau važiuojam. Ne, su Nojum kalbėjau. Nesijaučia drėgmės kažkaip. Nu, tas toks cemento kvapas, ane? Mano saulutė po kovido sakė, nelabai jaučia. Nu, biški jo, man irgi dabar taip žabtus pradariau, tai biški atmušė. Jo, gilyn. Paskui tiek pat reikės jaučiu ir į viršų. O dabar tiesiai, tai turėtų būti kilt. Arba vėliau gal čia taip žemyn po vandeniu, tada tiesiai eina. O, kažkokių spalvų paduos biški. Wow! Eina kosmosas! Haha! Eina sau! Kaip pasakoj! Pabandysiu jį aplenkti, biški bus daugiau erdvės vaizdavo. Nu, nežinau, gal nefiksuoja turbūt, rašo 10 metrų elevation. Nes tikrai žemiau jūros lygio. O, prasidės kilimas. Kilimas tokiu pasukimu. Kažkokia vibracija, jo gal čia specialiai padaryta. Čia greičiausiai, kad nepašaltų kelias. Grubus padarytas kelias ir kad jis nepašaltų, tada jis toks kaip per akmenukus kokius drrrr. Jo, tai to norėtus, kad ant sienų būtų kilometrai. Kažkaip keista, kad nerašo. O, atguliam ausis. Fantastika. Tik čia niekur nelegalu sustoti.
matai per šoną ir išvažiavo. Nu, fantastiškai čia buvo. Per va šitą visą vandenį pravažiavo. Iš to galo kažkur, ar iš ten toliau. Tai va, mes iš ten kažkur išeina, ne iš ten, nes čia biškį užsuko, tai bus kažkur iš ten mes. Krasliukas bėga, ten gilyn, matai kaip debes. Jos yra tik palapinė, namelių nebėra. Feri. Rytoj. Po polsku mycie. Nie? Polen? Ja rozumiem po polsku, no nie rozumiem.
Ja rozmawiałem. Ale rozumiesz po polsku? Tak. Skąd jesteście? Z Litwy. Z Litwy? Tak. A, no faktycznie chyba z Litwy. Tai toks oras ateina ten pusė, ten yra batinų trasa, ir kavinų tas yra, ir elektra. Tai gal vėl viską taip nešamas, ne? Rumba, tak. To jest też... Zobaczmy.